Gerą trečiadienio vakarą, sakome, iš Žalgirio treniruočių centro ir šiandien čia 7bet NKL pirmenybių galbūt lemiamas bronzinis mačas. Galbūt nepastebėjo varžovo, bandymas iš toli, 3 taškai. Galėjo dar šiek tiek ir paaugti Aleksas Beliauskas, o čia iš toli. Laurenčikas bando centruoti, tai metis gynėjas. Labai tolimas Rudaičio metimas. Prieš Smirnovą. Kietą kontaktą, puikus jo perdavimas ir derinys. Rudaitis nieko nelaukdamas šauna iš toli. Herkus Kumpys. Ir visiškai laisvas koridorius, bet kaip nepataiko dabar Herkus Kumpys iš tokios puikios situacijos. O Rudaitis klaidų nedovanoja. Ūgis turi neprastą metimo techniką, Juzėnas pritraukia prie savęs 2 varžovus. Turi gerą įsikeitimą žalgiriečiai ir tuo naudojasi. Nusivarą. Tikrai labai svarbią rolę dabar atlieka, o Laurenčikas per Europos jaunųjų krepšininkų. O čia šeria tritaškį į veidą. Vystyti ataką, Kumpio reidas, kontaktas su Juzėnu, Juzėnas atstovi, bet kaip naudingai žaisti. Komandai tiesa laiko jie dar turi pakankamai, renkasi vidutinio nuotolio metimą. Atsikrato kamuolį, dabar nusiima Juzėnas kamuolį nuo varžovų galvos ir pat. Mantas Ruikis visiškai laisvas ir kaip dabar šypsosi sportinė sėkmė. Nuotolio ir surinko 9 taškus. Spūdingas efektyvumas, dar labai daug. Iš po krepšio Juzėnas su Laurenčikas iš aštraus kampo neatakuoja, jo verpstė ir Štombergas. Už Štombergą. O Bružas įrodo. Štombergas susiranda kamuolys, greita tranzicija, Rudaitis jos maigalyje 2 taškai. Juzėnas. Kalbame apie pražangas gynyboje. Išplėšia kamuolį Jokūbas Rudaitis iš Kumpio rankų ir su kontaktu. Mindaugas šiandien dar pernelyg netarė. Jeigu Fotetas taiklių 2 taškių. Čia Laurenčiko niekas nesitvirė. Jis rašo pirmąjį perimtą kamuolį. Žalgiris, o čia leidžia jo varžovai. Juzėnas nuo lentos. Mantas Juzėnas. Spūdingas šaltakraujiškumas, perima kamuolį Mantas Laurenčikas ir taip yra iš viršaus. Ir Rudaitis, dar vienas jo perimtas kamuolys ir žemė oras. Kažkokio neįtikėtino stebuklo, kad išgelbėtų savo kailį Palanga. Bružas Ruikiui, Ruikis iš toli taiklus. Bet viskas, Žalgiris 2 triumfuoja mažajame 7bet NKL pirmenybių finale 83-82. Nukautas Palangos Olimpas ir tai jau yra 3-oji iš eilės pergalė šioje serijoje. Kągi, sveikinimai visai Kauno Žalgirio organizacijai su ilgai lauktu medaliu.